Norint registruotis į parodos mokykla 2012 edukacinius renginius, pirmiausia atveriama interneto naršyklė ir įrašomas adresas www.ugdymas.upc.smm.lt /mokykla. Atsivėrusiame lange matome informaciją apie parodą. Spragtelėję mygtuką ties vieną iš 3 parodos dienų atveriame pasirinktos dienos renginius. Renginiai išdėstyti pagal jų pradžios laiką ir vietą. Ties kiekvienu renginiu matome mygtuką, kuris gali būti žalias, tai reiškia vietų yra, arba raudonas, vietų laisvų į tą renginį nebeliko. Išsamesnė informacija apie vieną ar kitą renginį matoma spragtelint mygtuką plačiau. Atsivėrusiame lange susipažįstame su renginio anotacija ir kita informacija. Jei renginys nedomina, spragtelime mygtuką atgal ir grįžtame atgal į pasirinktosios dienos renginius. Renkamės kitą renginį. Spragtelime, tačiau iš karto į renginį registruotis negalime, nes neturime prisijungimo duomenų. Todėl įrašome savo elektroninio pašto adresą. Spragtelime tęskite ir pildome trumputę anketą. Įrašome vardą pavardę, elektroninio pašto adresas yra įrašytas, telefonas neprivalomas, pasirenkame tinkamą langelį ir pažymime. Jeigu nėra tinkamo langelio, įrašome kitą. Įstaigą ieškome pagal fragmentą. Spragtelime mygtuką. Matome, kad mums tinka Utenos rajono Užpalių gimnazija. Štai jinai įrašyta. Dar kartą patikriname anketos duomenis. Jei jie yra teisingi, spragtelime mygtuką įrašyti. Ekrane matome, kad yra įsiųstas elektroninis laiškas su prisijungimo aktyvavimo nuoroda. Užveriame ir atveriame savo elektroninį paštą. Ir randame parodos registravimosi sistemos atsiųstą laišką. Jame randame vienkartinę nuorodą, kurią spragtelime ir patenkame į parodos edukacinių renginių dalyvio aplinką. Aplinkoje pasirinkę dalyvio kortelę matome, kad jau esame užregistruoti į pirmąjį renginį. Kol kas jis dar tik tai vienas. Matome savus duomenis ir matome registracijos langą, kuris leidžia mums toliau registruotis į kitus renginius. Mes negalime registruotis į renginius, kurie vyksta tuo pačiu metu, kaip ir mūsų pasirinktas renginys. Todėl renkamės kitus renginius, spragtelime plačiau. Jeigu mums renginys patinka, mums užtenka spragtelti mygtuką registruotis ir žvilgterėję į dalyvio kortelę mes jau matome, kad turime 2 renginius. Atsijungiame, spragtelime atsijungti
Ir dar kartą sugrįžtame į savo elektroninį paštą. Matome, registravimosi sistema mums atsiuntė dar vieną laišką. Štai šitame laiške yra ir mūsų prisijungimo duomenys, prisijungimo vardas ir slaptažodis. Prisijungimo duomenys mes kopijuojame ir matome, kad prisijungti prie parodos aplinkos galime atvėrę tinklalapį, kuris jau baigėsi žodžiu duomenys. Atveriame nuorodą ir patenkame į prisijungimo langą. Įrašome prisijungimo vardą, įrašome slaptažodį. Spragtelėme prisijungti ir matome, kad patekome vėl į parodos dalyvio aplinką. Registracija, dalyvio kortelė ir duomenys. Jeigu duomenys mums yra nepatogus, mes juos galime pasikeisti. Spragtelėme įrašyti ir matome, kad prisijungimo duomenys mums taip pat yra išsiųsti paštu. Spragtelėme gerai. Dar kartą atveriame paštą ir matome, kad sistema mums praneša, kad prisijungimo vardas ir slaptažodis yra pakeisti. Taigi, prisijungimo vardą ir slaptažodį mes galime naudotis toliau registruodamiesi į renginius. Mums svarbu prisiminti, kad į informacinę parodos sistemą mes galime patekti minėtu adresu, kuris baigėsi mokykla, ir turint prisijungimo duomenis, mes galime patekti ir įrašę vietoj mokykla žodį duomenys. Taip pat reikia mums būtinai prisiminti savo elektroninio pašto adresą ir prisijungimo duomenis, kuriuos visada galime rasti savame elektroninėme pašte. Linkime sėkmės.